Tai dėkingas visiems, aišku, tie tritaškiai, sakau, vis dėlto tritaškiai šiuolaikiniam krepšinį jie žudo. Taip kad, aišku, reikėjo išvesti į dar tokias situacijas, į tokių metimų. Ir sakau, kai kuriais momentais Kevinas ir Leo juos surasdavo, bet reikėdavo prieš tai susitvarkyti su agresyvia gynyba. Sezono pradžioje po pirmų kelių rungtynių išvykose kalbėjo, kad žaidėjai važiuoja, nelabai tikėdami patys, kad gali laimėti. Šį mėnesį 4 išvykos, 3 pergalės. Pasikeitė mentalitetas kažkiek? Aš galvoju, kad galbūt jie suprato, kad gali išlošti, bet sakau, čia kai pradedi kažką galvoti, tai suprantat, kiekvienos rungtynės yra vėl nauja istorija, reikia iš naujo užsikurti, užsivesti, mentalitetas, kad būtų geras ir taip toliau. Taip kad reikia tikėtis, kad jie galbūt patikėjo, kad jie gali išlošti belekur. Po pirmo rato 6-9, koks gali būti vertinimas apie tai? Nežinau. Iš mano pusės galėjo būti geriau, aišku, galėjo būti žymiai blogiau. Taip kad čia jau jums spręsti, man tai nereikia daug galvoti šitom temom, man reikia ruošti sekančiom rungtynėm. Sakau, aš einu nuo rungtynių iki rungtynių ir stengiuosi, kad mano komanda taip darytų. Kaip sakant, mes žaidžiam, analizuojam, ką blogai, ką gerai darom ir dedam tašką, einam į kitas rungtynės, labai svarbu nekovoti, nepadaryti tų pačių klaidų. Taip kad, žinote, sakau, čia tie vertinimai man prieš sezoną ir dabar, kaip mus vertins, man nelabai įdomu. Svarbiausia, komanda progresuoja ir tikrai žaidžia kaip vienas kumštis.